mes turim tokią situaciją, kad mes, kai patiriam savo partnerio užsišykimą arba šaltą širdį, nu, šaltą šneka į mus, burteli į mus, tai yra labai nemaloni patirtis. Labai negera, nemaloni patirtis ir nepaisant to, kad kartais reikia pratintis, bet žinojimas, kas čia vyksta ir ką su tuo daryt, jisai labai daug sutaupo nervų. Todėl supraskit tokį dalyką. Vienas dalykas, kaip mes tai patiriam, o kitas dalykas, kaip patiria mūsų ta baisioji pusė, kurie mus kankina šitokiu būdu. Ir tas kankinimas yra, galima jį suprast, kad tai daro specialiai, kad mus tai baudžia, keršija, manipuliuoja, provokuoja. Ir žinokit, šitoj istorijoj blogietis, norėtųsi tą žmogų pavadint blogiečiu, bet daugeliu atveju tai nėra blogietis, jeigu suprastumėt, kas ten vyksta. Tai pirmas dalykas, kai žmogus užsišika, yra pažeidžiamas jo teisinga, neteisinga vertinimas. Ar su juo teisingai elgiamasi ar ne. Ir paprastai mano teisinga nesutampa su partnerio teisinga. O vaidenasi, kad jeigu mes mylim vienas kitą ir mes esame pora, kad teisinga vertinimas pas porą poros žmonėm turi sutapt. Ir teisinga gali būti ribos, gali būti moralinės nuostatos, o gali būti paprasčiausiai kaprizai. Ir pažeidimas to teisinga, jisai iššaukia paskui jau pas partnerį tam tikras reakcijas, kaip arba agresija, arba šaltą širdį, arba užsišikimą. Nebegali kalbėt, bet jaučiat, kad smarkiai negerai žiūrint į jo veidą. Tai dabar kiekvienam priekaište ir lūkestyje yra noras, sveikoji dalis. Ir kai žmogus yra užsišykęs, jisai paprasčiausiai nemoka išreikšti savo norų. Ir kai pažeista jo teisingumo kredo, teisingumo standartas, jo būtent, žmogui dažnai kyla agresija ir paprastai būna du variantai. Mes per gyvenimą priagresuojam ir žinom, kad agresuot geriau nereikia, ypatingai su tuo, ko nereikia. Ir dalis žmonių atsikanda ir sako, gerai, aš nebeagresuosiu, pažeista mano neteisinga, tai yra pažeista mano teisinga, ir tada aš jeigu suagresuoju, aš gausiu paprasčiausiai santykių aiškinimas. Ir nieko ten gero nebus. Tada, kai žmogus pasirenka nebeagresuot, jisai sėdi užsišykęs. Ir tai vienas iš aspektų yra, tipinis aspektas yra užspausta agresija. Užspaustas pyktis ir užspausta agresija. Ir realiai žmogus nemoka iškomunikuot, ko jis nori toj situacijoj, kas ten pažeista pas jį. Bijo, kad jeigu pasakys ne taip ir gaus per galvą, jam papasakos, kas jis toks ir įrodys. Taip. Nesiginčyk su moterim yra pasakymas. Ir sėdi vyras, kaip ir norėtų pasakyt, bet kadangi nėra psichologijos ir dvasinis guru, po pasakymo moteris įtikins, kad jisai yra neteisus. Ir jisai ateina su savo tiesa, atneša, o išeina su moters. Arba atvirkščiai. Būna ir taip pas mane. Per pusę variantai. Ir iš principo, tai sudėlioju. Neteisinga, pažeista. Ir į mane žiūri užsišykęs žmogus, kurio pažeista jo kažkas, ir jisai iš principo pyksta. Kai jūs suprasit, kad viso labo žmogus, jo pažeista kažkas, jo pasaulyje, jo vertinimu yra neteisybė.
Ir jisai paprasčiausiai renkasi neagresuot ir nemoka kitaip pateikt, nei pateikti iš savo pozicijos, kaip jisai jaučiasi, ko jisai nori. Tas baisybė tampa viso labo žmogum su netobulu pasirinkimu į jus. Jo, tai dabar nueisim prie ką daryt ir prieš tai aš papasakosiu dar vieną niuansą. Pastebėkit tokį dalyką. Užsišika, nu, mūsų partneris arba partnerė ir, nu, daleiskim, pagal jo nu, vat įvyko pagal jį neteisingai. Mes turim kitokį suvokimą, kas čia įvyko ir mes viską teisingai, nu, darėm ir matom užsišikusį veidą. Ir mum, taigi viskas teisingai dabar vat, ką mes padarėm su šituo žmogum. Ir matom užsišikusį veidą, tada mes užsišikam. Nes mūsų teisingumas pažeistas, nes jo veidas neturi teisės būti pagal neteisingą. Ir gaunasi toks grandininė reakcija. Vienas užsišiko, pamatė kitą, kitas liudija užsišikusį, o pagal jį jis tu neturi teisės užsišikti, abu užsišikę sėdi. Ir nekalbadieniai tada, abipusiai netgi būna. Todėl, kad vienas nuo kito nepabando vienas į kitą pasižiūrėti, o kas mano pasaulyje buvo pažeista. O tam reikia pradėti gerbti savo netobulą, teisingą ir partnerio kitokį netobulą, teisingą. Duosiu tada trumpalaikį dalyką, kuris labai stipriai veikia. Prieinat prie žmogaus, kuris yra, jo pažeista yra teisinga. Ir pasako tokį dalyką. Aš matau, kad tu pyksti. Ir esi užspaudęs savo jausmus ir dėl tam tikrų priežasčių negali jų reikšti. Ir aš matau, kad yra kažkas pažeista. Kažką aš pažeidžiau. Tavo ribas arba tavo teisinga, neteisinga. Ir aš suprantu, kad tu dabar negali į mane kalbėt dėl savo priežasčių. Ir kai tu prajausi tai, ką jauti, ir pragalvosi apie ką tai, aš tavęs lauksiu ateinančio ir papasakosiu, tada mes padiskutuosim ir pakalbėsim apie tai an tada, kada tu galėsi. Jautria širdim ateit. Ir vat būtent, ne iš aukšto kaip partneriui. Ir žinokit, tai yra labai subtilu ir tai yra mokomasi. Patikėkit manim, pridarysit klaidų.